Gerbiamas direktoriau, papasakokite apie šilumos kainas. Kaip matome, už lango jau prasidėjusi žiema, tad suprantama, šilumos kainų aktualios yra labai svarbios. Tad tikrai pasinaudodami šitą progą norime painformuoti mūsų vartotojus, kad šilumos kainos pokytis šį šildymo sezoną yra ir jis pakankamai reikšmingas. Kaina mažėja lyginant su šių metų lapkričio mėnesiu 8,6%. Tai ženklus sumažėjimas yra ir tikimės, kad su nedideliais svyravimais ši šilumos kaina turėtų ir išsilaikyti. Tad įvertindami tai, kad mūsų šilumos kaina, sakykime, lapkričio mėnesį buvo 22,4 cento su 9% PVM mokesčių, tai nuo gruodžio 1 dienos, kaip ir patvirtino kainų kontrolės komisija, mes turime šilumos kainą būtent 20,4 cento, praktiškai 2 centais mažėja. Tad suprantama, įmonė kaip tiekėjas, darydama šilumos ūkio pertvarką, jį efektyvindama, padarė tam tikrus darbus, kurie būtent sąnaudas mažintų mūsų vartotojams ir beliktų laukti dabar iš pačių vartotojų tokio gero, konstruktyvaus supratimo šitų pastangų ir suprantama jų pačių dėmesio pačiam šilumos vartojimui. Tai papasakokite plačiau apie tos pokyčius, kodėl ta kaina krito. Yra, žinoma, keletas aspektų, bet kaip jau trumpai ir užsiminiau, vis dėlto pagrindiniai faktoriai lėmė šilumos kainos mažėjimą ir ženklų mažėjimą. Tai yra tai, kad praktiškai visą laikotarpį, imant pastarąjį dešimtmetį, įmonė intensyviai dirbo būtent technologijų atnaujinime tiek gamybos šaltiniuose, tiek šilumos perdavimo trasose. Praktiškai visuose padaliniuose yra įdiegta šiai dienai pažangiausia technologinė įranga, leidžianti šilumos energiją gaminti su mažiausiomis sąnaudomis ir suprantama, kad tai ir davė prielaidas būtent šią kainą sumažinti tokiu lygiu. Kita vertus, mes matome ir stebime bent šių metų antrą pusmetį, kad tam tikrų teigiamų rezultatų duoda ir būtent biokuro biržos atsiradimo instrumentas Lietuvoje ir jos veikloje mes dalyvaujame ir dalį kuro perkame biokuro biržoje, kad ir nedideliais kiekiais, tačiau mums pasiseka šio kuro nusipirkti netgi pigiau, kad ir nežymiai, bet vis dėlto kažkiek tai pigiau negu kad iš bazinio tiekėjo. Tai šitos visos aplinkybės būtent ir lemia, kad turime nebrangstantį kol kas kurą imant visumoje ir technologiniai pertvarkymai būtent ir davė tos kriterijus, kurie būtent apsprendė šilumos kainos mažėjimą ir mes manome, kad jie ir bus lemiamieji ir visą šildymo sezoną. Pakomentuokite, prašau, lapkričio mėnesio šilumos suvartojimo statistiką. Šiai dienai mes jau turime preliminarius rodiklius šilumos vartojimo mūsų daugiabučiuose namuose ir būtent matome tokias tendencijas. Jeigu lyginti oro temperatūras šių metų lapkričio mėnesį ir praėjusių metų lapkričio mėnesį, tai mes matome, kad šių metų lapkritis buvo 2 laipsniais šaltesnis. Tačiau analizuojant suvartojimą mes matom tokią gerą tendenciją, kad lyginant šilumos suvartojimus daugiabučiuose namuose praeitais metais lapkričio mėnesį ir šiais metais, tai suvartojimas, nežiūrinti tai, kad šis lapkritis buvo šaltesnis 2 laipsniais, o tai
gali didinti suvartojimą, jeigu tai būtų tiesioginė priklausomybė apie 10%, tačiau mes nestebim šito, suvartojimas liko praeitų metų lapkričio lygyje. Ir mums norisi daryti išvadą, kad vis dėlto mūsų vartotojai, buitiniai vartotojai, daugiabučių namų vartotojai išties atlieka tam tikrus darbus, kaip mes vadiname, mažosios renovacijos darbus, keičiasi toliau intensyviai langus. Matome pakankamai geras tendencijas keičiant laiptinių langus į hermetiškesnius ir iš tikrųjų labai malonu stebėti, kad kai kurie namai jau yra pasikeitę net ir pusrusių langus į plastikinius, į kur kas geresnės varžos langus. Būtent visos šitos priemonės ir leidžia jau patiems šilumos vartotojams dėl jų organizuotumo taupyti energiją ir turėti jau tokį lyg dvigubą rezultatą. Iš vienos pusės šilumos tiekėjas mažina šilumos kainą, iš kitos pusės patys vartotojai mažina vartojimą ir kaip tų dviejų dedamųjų išraiška išties gali būti pakankamai sumažėjusios išlaidos šildymų, nes mes kas kartą vis grįžtame prie to pačio, kad netgi mūsų miestuose, Raseiniuose, Ariogaloje ir Viduklėje, kur iš esmės gyvenamųjų pastatų mes neturime pilnai renovuotų, mes matome labai didelius skirtumus suvartojimuose. O tai ir lemia žinoma ir tai, kad vieni pastatai yra labai seni, kiti vėliau statyti, tačiau vis dėlto mūsų galva pats didžiausias faktorius tai yra tai, kaip namo gyventojai sugeba susitarti dėl šilumos vartojimo, dėl namo tvarkymo, sandarinimo ir atlikdami visus kitus tokius darbus susijusius su šilumos nuostoliais būtent pastate. Tai labai dideli rezervai ir mes manome, kad tie pastatai, kurie vartoja daugiau negu vidutiniškai rajone, iš tikrųjų jie turi rezervą iki 20% susimažinti vien dėl to, kad jie dėmesingiau žiūrėtų į šilumos vartojimą, labiau rūpintosi užsandarinimų pastatų, durų ir langų uždarimus, ir bei spręstų kitus klausimus susijusius būtent su šilumos taupimu ir tai pakankamai sutaupytų.